97 ir 8 FM. Šiaulių radijas. RS2. Visada nuoširdiems. Paprastų šiauliečių paplepėjimai suaugusiems ir subrendusiems. Talk show. Julio. Nebus. Kaip gyvenam, taip išnekam. Nu, sveika, hebrytė. Labą. Politikos proktologai. Ne, proktologą mes turim tik vieną ir nepakartojamą. Tai... Mes čia tie asistentai. Čia padėjėjai. Įrankius laikom. Ne, ačiū, nereik padėjėjų. Gal kaip nors Jau galvojam, gal įrankiai patys nebesilaiko, mes laikom. Arūnai pirštinių Arūnai, reikia mes visko. ne tik pauzas galim užpildyti ir visokias skilutės. Nu, vat suprantate, kažkaip man apie laiką noriu šnekėti va šiandien. Pavyzdžiui, prigrūsti, vėdarą gerą padaryti. Nu, vat. Na, girdė, laikas visagalis. Vat tai tema. Suprantate, nu, vat reikia pasidžiaugti, yra gerų naujienų. Yra labai gerų naujienų, žinokit, Hebra, va tikrai aš praeitą savaitę nepatikėsit, sovietmetis sugrįžo. Kada, kur? Pietinė kronikas pristatinėja. Bet čia mes toliau dar pakalbėsim, bet svarbiausia, žinokit, tą progą atidarė šitą mėsos kombinatas pradėjo vėl dirbti Basanavičiaus gatvėje. Nes šonkauliukų kokiu padavė. Tai kurio čia vietoj, dieve, kur tie šonkaulė, aš irgi noriu. Čia bus eilinis svarbiausia, bet paskiras, žinokit, dalintai čia Dvaro gatvėje. Jo. Čia yra toks apylinkės teismas. Nu, čia jo pašnekėsim šiandien, bet vat, gera naujiena, pavyzdžiui, Swedbank uždirba pernai 361 milijoną eurų gryną pelną. Skurdžiai, skursta žmonės. Žodžiu, kiekvieną dieną, net ir išeiginę, jis taip uždirb gryną pelną po milijoną, kiekvieną dieną. Kasdien. Mes miegam, dirbam, visai vat milijonas yra. Taigi jie skursta, sakė, dieve, vargšai. Tai kas čia per vargšai. ubagų biznes? Jo, fansi, nu. Aš kaip pagalvoju, nu kas tas yra, akcininkam pasidalyti? Ašaros. Nu. Ne, jie verkia, kad pinigų neturi visada. Eina savo. Aš irgi turiu svajonę tokią, turėti nors vieną vėjo malūną jūrui, nors vieną nedidelį. Malūnų nebebus. Nebesidžiauk, Nebebus malūnų. Nebus nauja malūnui. Nu, megavatinė. Nu, aš, kai sako, aš norėčiau nors bet kokį tą malūną turėti. Įdarykit toj lietuvėliai, ką norit. Vat, mano malūn sukas. Jie seniau svajoja apie gražiniuką, kaip Trump sakė, drill baby, drill. Jo. Drill baby. Ne, drill, ne grill. Grill tai čia kaip kepi, o čia drill kaip... Drill baby. Tai man atrodo, kad Audrius bus grill. Ne, lietuviškai tai grešk. Tai mažulė grešk. Aš asmeniškai dar nenorėčiau kad būčiau grill. Bet kažkada būsiu, aš sutinku. Ne, tai vat, supranti, vat, vyrai kartais tam griliais tokiais. Nu jo. Vat vieną porno žvaigždė, supranti, vat tokia yra žinutė, reiškia. Bet čia tu taip labai, taip sąmoningai sudėliojai, ne? Nuo Swedbanko prie porno žvaigždės. Bet čia ta pati pornografija. Tik pojūtis kitoks. Ta patį norėjau pasakyti, nes čia jau nebe seksas, čia jau porno. Ne, čia juodas. Nes, nu, žinai, mes ten visi užsiminėjom normalių seksų, ta prasme, o čia jau kur bankas ir porno žvaigždės jau tam porno. Tai tu jau kalbėk apie save. Palyginus su bankais. Tai va, tokia istorija čia vakaruose nutika Amerike. Reiškia, viena porno žvaigždė, taip supranti, 25 metų. Jinai per 12 valandų aptarnavo 1057 vyrus. Čia tie, kurie į Trumpo inauguraciją? Ar jau pakeliu įėjo? Tai čia jau po aš dabar inauguracijos. labai laukiu, tai į minutę kiek aptarnavo? Tai vidutiniškai, aš paskaičiavau, vidutiniškai po 40 sekundžių vyrui. Paslaugėlį 1, 2, 3, žodžiu, buvo. Žodžiu, vyrus tvarkė Kaip čia taip paslaugėlį spėti? 1, 2, 3. Arūnai, žiūrėk, 1, 2, 3, sekantis. Vyrus tvarkė kaip... Ne, 1, 2, 3. Sekantis. Kaip artilerijos sviedinius tvarkė vyrus. Nu jau čia varė Ne, bet mamaša tai žiauriai čia pasielgė. Bet tai jūs įsivaizduojat, reiškia, tai čia kokią atranką tie vyrai turėjo praeiti, kad per 40 sekundžių staigiai viską pabaigti, nu. Nu, nežinau. Ne, tai ten gal buvo apšildančioji grupė.
Greičiausiai. Bet čia rimts bairis. Nu jūs man dovanokit, aš per 40 sekundžių nepabūdžiau. Bet tu patektum pas tą porno žvaigždę, gal ir 20 sekundžių užtektų. Žinok, ne, Arūnai, dėja, jau esu Vaizdas ir įspūdžiai. Kad žinok, jau man tas 40 sekundžių būtų nulis. Audra, žinok, čia vieno tos minties, kad tu pas žvaigždę papuolė, jau viskas būtų baigta. Na, ko čia stebėti? Jums, man tai ne. Bet, pavyzdžiui, pati porno žvaigždė nusteba, kai jinai pabuda rytą, sako, galvojau, ką man skaudės galva. Pasirodo, jai galvos neskaudėjo. Nerimtai, na. Dažniausiai prieš skauda galvą. Arūnai, liktai tu nežinai, moterim visą laiką skauda prieš galvą. O po to jau nebeskauda. Ai, nu, matai. Galvos skausmai praeina. Nu, ne kiekvienai. O jinai čia iš pašaukimo švento ar ir už kapyką? Vardan rekordą. Vardan rekordą. Girdi, Arūnai, bet tai koks nuvertinims vyrų? Bilemba. Nu, taip pat 40 sekundžių. Kai čipsus valgė. Ne, čips ilgiau sukramtyti reikia, jeigu nerysi. Jeigu nerysi ilgiau greitai. Čia, žinok, čia kaip jogurtą geri. Ne, bet man įdomu. Ir dar įbraryti, gali sirgti ir padaryti. O kur laiminga pabaiga, ar buvo nors viena ar ne? Ne, tai aš suprantu. Čia yra 1500 laimingų, kiek tenai to pabaigų. 1057. Čia laimi po to, įsivaizduok, fantaziją pasitelk ir galvok, ar buvo ar nebuvo. Ir aš ten buvau, tai ir aš midų geriau. Alų Mildu, geriau burnai neturėjau. Pasakytų, žinai, sakytų gerai, ta porno žvaigždė, sakytų, nu turiu 40 sekundžių, ateik čia. Tai aš taip, žinai, nueičiau į savo bariuką, prasidaryčiau, sakyčiau, eik tu. Nu, bet buvo dar ten tokia istorija, reiškia, atsirado mama tokia, nes jo sūnus 19 metų stovėjo eilėj. Ir jinai tą sūnų, nu vos ne su policija ištraukė iš tos eilės. O tai nuo kada čia policija dabar pas 19 metų važiuoja? O jei gaila, aš nesuprantu. Nu, matyt, tokia... Nu, bijoja, kad sūnus ant drąsos neišgertų, o gert galima vėliau. Nu, ne, ta mamytė, jinai sakė taip, abana sūnus pirms, aba ne joks. Arba paskutinis. Esmė ta, kad nenorėjai sugadinti arba paskutinis, ne. Pirmą tu aš. Nes gal nebeteks. Taip, pirms, kur mergystės, taip sakant, atims tai porno žvaigždė. Tai gali nusivilti tokiais santykiais, jeigu tik 40 sekundžių. Tai pirmą kartą, tai čia nesąmonė. Patys geriausi, nespėjai įgristi ką valgom. Žiūrėkit, čia Britė, kokias chrestomatinis mūsų pirms išėjimas. Apie bankus kalbėjom kiek? Nu maždaug minutę, ne? Ir 7 minutės. Ne, bet supranti, Audriau. Bet čia susiję, Audriau, viskas susiję yra. Yra aliuzija į Seimą, nes Seims įstatymus kep taip pat, žinok, ten 100 000. Ne, čia yra aliuzija, žinai ką. Na jau ne. Ne? Ne, čia žinai aliuzija. Arūnai ką. Šis Seims taip nedarys. Čia aliuzija, žinai ką, čia aliuzija į tai, kad Hebra, nu jeigu mumis dulkinat, nu leiskit nors mums malonumą padaryti. Nu nepalikit mums 40 sekundžių. Atsipalaiduoti ir to džiaugsmo įkvėpti. Niekada atsipalaiduoti per tiek laiko. Nu tai reikia pamedituoti. O tai valgyti nesupratot? Šonkauliukai, Hebra, šonkauliukai įvairiuose marinatuose. Turim pasirinkimą. Prabanga, einam prabangos. 97,8 FM. Čia Šiaulių radijas RS2. RS2. Visada aktyviems. Paprastų šiauliečių paplepėjimai suaugusiems ir subrendusiems. Talk show. Julio. Nebus. Kaip gyvenam, taip išnekam. Nu tai va, tai dainavo čia mum į tavo glėbį skubu. Nu, 361 lems, Girdi, vieną po vieną rimtai. Girdi, į mano glėbį skubą, ne? Gerai būtų. Nu ką, nu tai šią savaitę buvau filme, va, tam Pietinė kronika. Tai čia jau premjerą variai gal? Nu, ne į tą pačią, ten, kur grėtinėlė. Išeiginis treningus susidėjo. Ten kvestiniai buvo, neskelbė ten viešai. Aš jau kaip papras šiaulietis, kaip geziuks buvęs, nu va. Treningiukų susimetei? Nu, ne. Išeiginius. Nebeturiu aš tų.
Nu, tai o tapkės, baltos koinės kur. Nu tai, ką, stilių įvaizdį išlaikyti. Tai palauk, kaip Mildažytė atei, treningiukai, aukštakulniai, savam stiliui, galiu pasakyti, tokiam... kaip va, tam filme sakė, gyvenims yra debils. Va, tam, taip sakė tam filme. Nu, tai va. Nu jo. Nu jo. Aš kai pietiniam užaugęs, tai man įdomu buvo. Tai čia rimtai, čia bajeris. Čia rimtai, nu. Bet aš galvoju, kad čia bajeris. Ne, ten tas filmas yra apie Rimantą Kmitą mūsų. No. Bičą. Taip. Nu, ten jisai herojus pagrindinis yra. Jis ten savęs nevaidin, jis tik policininką vaidin. Buvo Maksas. Minėja Maksą, tik minėja. Minėja Maksą nebuvo, aš galvoju, Maksas buvo. Išlaikė autentiką nors truputį. Išlaikė, Aivars parašęs buvo, ką mane parodė, tik tai kitų pavydalų tokį ploną. Ne, tai ten šiauliečių daug filmavos. Nu, bet svarbiausia, kad Arklida buvo. Arklida buvo ten, nu, buvo. Šiaulių viešbutis buvo, koks kambariuks. Reikalai, ar ne? Aš laukiau, kada Šiaulių mers pasirodys. Aš mačiau, nuotraukos mačiau. Jo, mačiau. Bet filme nebuvo. Premjeroj buvo. Premjeroj. Kvestiniai premjeroj buvo. Bet be treningų ir be bos mėgstinuką, ne? Hebra, nu jūs baigėt. Iki 2015 metų nieko nebuvo Šiauliuose. Nieks nevyko. Iš vis Šiaulių net nebuvo. Nu tai. Saulės mūšė irgi nebuvo, nieko nebuvo. Ne, sakė, Saulės mūšis buvo. O pasakykime, tarp Saulės mūšė ir 15 metų buvo tamsus laikai. Viduramžiai. Ne, tamsus iš viso. Iš viso tamsus. Istorija nutyli. Šviesos nebuvo. Aš tai galvoju, iš vis nieko nebuvo. Teisingai, rašytiniai šaltiniai neturi jokių žinių apie tą laikotarpį. Europos Sąjungos urbanistinių pinigų nebuvo. Atsirado tam laikotarpį. Tai čia Kmita šiaip, žinai, iš Panevėžys. Jisai Panevėžį pasižiūrėjo, kaip daugiabučiai, žinai, ne, Fabijoniškėse pažiūrėjo, kaip, žinai, Černobylį. Jo, ir viskas. Nu, aš kai mes dalyvavom Saulės mūšį, prisimenate, ne? Tik 1236, ne, kažkada nesenai. Ir tada sudalyvavom ir nusprendėm, kad reikia įkurti Šiaulius, ne? Tai aišku. Šiauliai. Nu, taip. Tai va, nu gerai, bet aš tai mintyse dalyvavau inauguracijai prezidentą Amerikos. O jūs ne? Žiūrėjau gyvai. Aš per teliką žiūrėjau. Pažiūrėjau visi čia, žinau, kas netingėjo, visi pažiūrėjo. Gyvai per teliką. Man tai buvo toks klausimas, kodėl manęs ten nėra. Kažką ne kaip Arūnai gyvenime darai. Taip norėjau tas, žinai, katiniškas melanėkis pamatyti, blembai, nepamačiau. Tai tuo momentu kažkur neten žiūrėjai. Ne, Melanija po skrybelių pasikavoja. Ką? Melanijos. Melanijos. Nematysi per skrybelę užsidengusi. Nu tai aš sakau, gaudžiau, kur čia tas katinas žvilgsnis bus. Aš galvojau, kad jinda akinius Zorą užsidės, to žinai, tokius juodus. Bet girdė, tiek multimilijardierių vienoj vietoj nebuvo matęs. Nu, ką daryti jiem, kur eiti toliau? Masks, Bezosas. Tai kur daugiau susirinkti, jeigu ne į prezidentą inauguraciją? Zuckerbergs nuskambėjo labai gražiai, nes Zuckerbergs žiūrėjai Bezosą sužadėtinės krūtinę labai. Nu, o kur žiūrėti jam? Į Trumpą žiūrėti? Nu, tai į Trumpą krūtinę. Ne, man tai aš nebent jeigu gyvai pamatyčiau, aš žiūrėčiau į jos man atrodo, jeigu ta krūtinė nebūtų buvus plaukuota, jis nebūtų atkreipęs dėmesio. Ne, nu ten tie... Matai, Zuckerberg sakė dabar... Zuckerbergas. Nu, tai aš taip vadinu. Supranti, jisai Facebook'e sakė, jau faktų nebetikrins, jau dabar kas ką nori, tada gali daryti. Bet jau senai prieš mėnesį. Bet jis vat sugalvoja patikrintą sužadėtinės Bezosą krūtinę. Jisai tikrina faktus. Ne, jisai tyrė, ten buvo tyrimas. Tyriamoji žurnalistika. Ta sužadėtinė reiškia Amerikos visuomenės atvirumą. Atvira visiems. Visada kviečiu užėjti atvažiuoti į Ameriką. Bet ne nelegaliems imigrantams. Gerai, tai, nu, kaip Trumps pasakė, Amerika įsmeigs vėliavą į Marsą paviršių, ne? O, jie tau, pavėlavo. Rusai sakė, kad ten Nobelis žydės. Jo, tai nebuvo. Su vyšniom. Nu, kai sako, pirmoje eilėje reikėtų gal savo toj žemeliai susitvarkyti, paskui ten Marse jau tvarką daryti. Aš tai klausiu ekspertų, tai labai visi smagina, sakė, o Jezu, nėra šansų per 4 metus. Bet įdomu buvo pažiūrėti, man patiko kalba Trumpo, šiaip ypač kelias vietas, kai sakė, viskas Amerikoje bus tik 2 lytis, vyrai ir moteris.
Užtek, sakė, tų tarpinių variantų nebėra. Jeigu kas tapo tarpinių variantų, pabandykit grįžti į doros kelią. Tai jau ten sakė, juk nebeleis jau dalyvauti net duodam pusę metų. Tai Zuckerbergs išvyro tualetų tamponus gaišėme. Atsisakė fact-checkingą, nes aš žinau, kad lyčių yra daugiau negu 2. Viena didžiulė lytis, labai didelė lytis atskila nuo Antarktidos ir plaukia. Bet jau tikrai yra. Taip, kad jūs čia matėte. Tiesa, kaip jums patiko Maska tas Heilas? Zigavas. Normaliai, man. Jisai ne tą norėjo pasakyti. Čia jau žinokit, niekam neįdomu, ką jis norėjo pasakyti. Žmogus ratų užsimetęs, vienokių, kitokių, nuo ką jam daryti, ranką pakilausimas, kad tavo netyčia. Man labiau patiko tas paveiksliuksas, jo fabrikas sėdos Berlyne. Su tuo Heilu Tesla. Jo, svarbiausia, kad jisai zigavo taip gražiai ir į vieną pusę, paskui apsisukęs į kitą pusę. Čia kaip pora bučinius, kad jis Anglijos karalienė bandė, bet ir po to man labai patiko Izraelio, kas tenai ministrė, kas tenai pirmininkė, ar kas tenai labai gražiai, žinai, sako, ne, sako, čia, žinokit, tik tai šiaip, ten yra kažkokia judėjimo, čia, žinai, toksai žestas, ne, čia nieko bendro su, žinai, su Adolfu nėra. Jūs apie Ameriką blogai dabar nekalbėkit, nes kaina 7, aš jūs laiką sakau, nuo 5,5 iki 7 tuo žiūrėkit, da važiuosim. Prezidentas nebežinos, kaip gultis po Trumpu ir taip ir kitaip. Gerai, jau tie šaukoliais vėl. Einam šį. 97,8 FM. Šiaulių radijas RS2. Visada smalsiems. Paprastų šiauliečių paplepėjimai suaugusiems ir subrendusiems. Talk show. Julio. Nebus. Kaip gyvenam, taip išnekam. Oi, kaip skaniai tie man kvepia. Ar skaniai kvepia? Labai. Man tie žiediški labiausiai patinka. Aš tai norėčiau, žinai, vėl priminti visiems, kadangi Dievulis mums dovanoja ankstyvą pavasarį. Pažiūrėkit, koks oras. Ateikit prie Talšos, Šonkauliukai, Čirškinas, laukiam jūsų. Faktiškai gultukų nečildyt nebereikia. Jo, norėjau sakyti, nečildyt nebereikia. Dar 3 saunos ant vandeniuką. Ne, tai tos saunos nebeturi jau iš net prasmės. Žinai, Šonkaulių privalgėsi sauną negalėti. Žaksėsi. Bus per sunku. Žaksulys paims. Aš tai dabar laukiu. Aš sutinku. Aš dabar laukiu, dabar visi žiūri Trumpui į burną, ne, ką jis pasakys, ne. Tai. Pradės kopinti visi. Ir ką pasirašys, ir ką pasakys. Sakė, Meksikos įlanka dabar vadinsis Amerikos įlanka. Kaip nors žmogus taip ir pavadins. Ką daryti? Ta prasme. Vat ir Šiauliuose galėtų, pavyzdžiui, Talkša, ne? Arūnynė. Anksčiau buvo Talkša, dabar Talkša, galėtų būti, pavyzdžiui... Visockinė. Visockinė. Tokia dumblėta biškė. O ką jis negali saulės? Čia turi būti karaliaus Artūro. Karaliaus Artūro. Ne, palauk. Saulės Artūro. Ne, palauk. Karaliaus Artūro kalnas bus Bubiuose. Hebra, nebe Bubių bus kalnas. Nemaišykit. Ten jau ir nuspręsta bus Karaliaus Artūro rezidencija. Viskas. Arba Kunigaikščio kryžių kalnas. Tam sodelį, kur buvo, ne? Tam sodelį. O čia tikrai Visockinė, čia žinok labai gerai, iš tikrųjų. Jo, bet Šiauliuose tai cirkai vykst. Eik, paskaičiau, ką Mers rašo savo Facebook'e, tai žinai, dabar pagrindinė problema, kai jis nenori statyti paminklą tautos laisvėj ten piskverelį. Pasiuntė, nes Seimo narys. Ir tokiais niekalus mal, žinai, kad tipo pinigų nėra, parašykit man komentarus, statykim fontaną. Nes paminklas tautos laisvėj labai trukdys šeimoms su vaikučiais ten būt skvere, ir taip toliau, tokie briedai. Arūnai, ar tu nesupranti, tik jam fontanai patinka.
Nu, už vieną jau iki teisminį. Tai reiškia, buvo labai gerai. Bet aš turiu menį, dar čia gaunas taip, kad tai paminklui laisvei pastatyti turi 200 000, 200 350. Nu, tai jau ten dar trūks 200. O fontanui pastatyti reikės 2 lemų. Nu, tai tu pagalvok. Kodėl jeigu galima 5? Ką tu gali nuo 200 000, ką nuo 2 lemų? Pavyzdžiui, Mers turi svajonę, kaip Trevi Romą ir Smetana tokį pasidaryti. Esmė ta, kad jūs nesuprantat, Mers pastatys fontaną tenai už 200 000. Nes jis turi 200 000, sakė, laisvai tai tam paminklui trūks pinigų. O čia dabar, o fontanui reiškia duot suprasti, kad tų pinigų yra už tos 200 000. Ne, tai fontanas Briuselį irgi vien šiurkšlikė tokia. O tada būkit gudrus, kai viena čiurkšlė, paneikit, kad ne fontanas. Gerai, Hebrytė, jeigu jums taip sakytų, O Bakčisarajaus fontanas, aš galvojau, kad ten didelis, pamačiau, ten iš viso lašeliai skatnuoja. Jeigu jums tai pasakytų, ar tu statai obeliską ten už 400 000, ar fontaną už 2 milijonus, nu tai ką jau? Aišku, už 2 milijonus. Aišku, fontaną už 2 milijonus. Tai čia klausimų. Nu tai įsivaizduoju, koks fontanas. Žinai, Rūnai, kai vanduo teka pro pirštus. Jo. Aš tai žinau, kad pinigai nekvėp. Dar žinau. Jie teka pro pirščiukus. O tą betoną lūtų to per pirščiukus nepraleisi. Pinigų plovimas fontane. Nu, o aš tai dar žinau, kai pasiemi lašinius į, žinai, plikas rankas. Ne, vieną sekundę aiškiai. Slysta tenai. Vieną sekundę. Tai yra treniruočių mėsa, sako, pakramtyk draugui per duok. Vieną sekundę aiškint, kad pinigų nėra paminklui, kitą aiškint, kad jau reikia fontaną statyti. Ir rašykit man bent 1000 komentarų ir tada aš jau žinosiu, ką daryti, nes aš nesuprantu, va čia Mers taip pat, kas tas yra tautos laisvė, jis niekaip nesuprantu. Bet girdi. Gal į mokyklą reikėm egzamino istorijos iš nuo perlaikyti, paorganizuoti žmogui. Man kita mintis kila. Įsivaizduoju, ko čia girės, kad Šiauliai klės, didėja, jau ten virš 100 000 turim. Ir verk, nors 1000 komentarų fontanas duokit. Tai reiškia, ant kiek jau nieks nebepalaiko. Ten nevanda šiurkšlės bus, o čekiukų. Nu tai, žinai, aš taip pasiskaičiau, galvoju, gal aš jau į kosmosą, gal jau tą Marsą aš esu. Vėliavėlį įsikelsi savo, Rūnai. Supranti, bet iš tikrųjų aš labai rimtai pagalvojau, va taip kaip šiaulietis Geziuks buvęs. Kad supranti, kad ir be treningų. Tai gal miestą galva lauk Putiną. Va, žinok, aš irgi tą patį norėjau pasakyti, va tavo retorinis klausimas iš tikrųjų perfrazuots apie, o kas tai yra tautos laisvė? Niekaip žinok, man, aš tą frazę jau girdžiu rusiškai skambančią mintyse. Va iš to litovcą. Vat kas yra, Savsiem? Kas yra tautos nelaisvė, jis suprant turbūt, bet kas yra tautos laisvė, niekaip. Nu, kai niekada tos laisvės neturėjai, tu negali suprasti, kas ta laisvė yra. Nu, rašykit laiškus, čia Šiaulių valdžiai palinkėjams, rašykit laiškus Putinui. Jo, ir Anušauskui jau tiesioginis palinkėjimas, rašykit antrą raštą. Nu, tai... Nes gal neteisingai žmogus suformulavo klausimą, ir žmogus pradžiai neįskaitė ir nesupratė. siūlyčiau išdėstyti esę apie tautos laisvės savoką. Kas yra laisvė, kas yra miško broliai. Kas yra tauta? Kas apskritai tauta yra, kad tokia yra apskritai tauta. Nors obeliskas vis tik būtų geriau skambėtų, jis tebestovi dar vis. Bet amžiai bėga ir griūvančios sienos. Laimėtų kažkaip čia taip viltingai. Nu tai aš prisiklausiu apie tą eilę prie tų papų ten, prie ko ten. Pasak merą, tas obelisks trukdys šeimoms su vaikučiais būti skvere. Nu, ta prasme... Tai juk ne ant pievą statysi. Nu, žinai, tai ta prasme... Nes sankryžų pastatys. Nu, Hebrytė, jeigu jau girdi... Vaikučiai bijos, kai jis nenukristų. Jo, tas rats netrukdė, girdi pastatyts, ne? Nu, moteriškiam ir vaikučiam. Tai jau gal tas špilis netrukdys. Tai va, obeliskas pasirodo trukdys ratas statyti. Egipte netrukdo, Paryžiui netrukdo, Londone netrukdo, Šiauliuose trukdys. Kyl toks retorinis klausimas, o kaip Hebrytė su tais konkursiniais pinigais, pavyzdžiui, nes projektą tai jau... Gal grąžinta. Ne, projektas tai jau yra. Tai sprendimas tarybos yra. Ir aš kiek suprantu, pinigai, taip. Tai 70 000, kiek ten buvo? Investuotojai, investicijos vadinasi. Kaip šitų lėšų tikslinis panaudojimas? Va čia va klausimas. Ta prasme, tai gal iš savų kišenių grąžinkit? Ne, aš, pavyzdžiui, viešojo gynimo šitą prokuroras, kažin, nenorėtų pasidomėti. Man tai, geras klausimas.
Bet man yra dar vienas klausimas. Aš Šiauliuose gydytojų dar yra, ar vaistų nebėra? Ir gydytojų nebėra. Yra, o mes prastologai. Eina valgyti. Po pertraukėlės papasakosim, kaip visi sveiki Šiauliuose yra. 97,8 FM. Čia RS2. Šiaulių radijas. Visada laisviems. Paprastų šiauliečių paplepėjimai suaugusiems ir subrendusiems. Talk show. Julio. Nebus. Kaip gyvenam, taip išnekam. Gyvenims yra Marks kaip genys. Gyvenims Marks. Nu tai. Supranti, ko verta mera garbė, apie Kauno įvykius pradėsim. Per krepšinio rungtynės Kaune, žinai, Sirgalius viens parodė Kauno merui Matijošaičiui vidurinį pirštą. Žinot, kokią baudą gavo? 15 eurų. Tai čia garbė vertinta tik 15? Tai čia Matijošaičio garbė. Ne, čia piršti vertins. Ne čia piršto kaina, Arūnai. Ta prasme, o Šiauliuose būtų pigiau, manau. Šiauliuose mes turim laisvę atvirai viską sakyti. Šiauliuose net nebaustų. Gal tas, žinai, piršt buvo toks pirštelis, žinai, toks, gal nuo piršto dydžio priklauso. Nelabai vyriškas. Jeigu būtų geržnai, arba būtų rodęs sulenkta per alkūnę, žinai, tada būtų 50% nuolaida. Visą ranką 100%, pusę rankos 50%. Mes čia žvengiam, o Šiauliuose prasidėjo teismai politikų. Miesto tarybos narių, čekiukų tas bylas. Aš sakiau, mėsos kombinats pradėjo dirbti. Lukošaitį dabar teismo tarybos narį, merą bendražygį, ten jiem priskaičiavo 12 ar 11 tūkstančių. Tai gal mes pakvies Facebook'e susimesti visų šiauliečius, sakys gelbėkim. Lukošaitis dėjo cirką teisme tokį, žinai, ten... kur benziną ir dizelį pylė vienu metu ir per koronavirusą ten ir dirba su rinkėjais. Ir ten labiausiai ten kažkokiam užventį, prie užvenčio kažkokiam kaimelį, ten ar 15 čekiukų pylės. Sakai, statyk pistoletą į baką. Jis tačiau, sako, dabar nuspaus gaiduką. Ne, tai supranti, bet taip prisipažink, kad pyliai tą kūrą ten kaip norėjai, tos pinigus pasiėmei. Sako, tai kur tu dėjai tą benziną, jeigu dizelį tuo pat metu pyliai? Tai sako, į kanistrą benziną. Į kanistrą, sakė, jo. Geriausias cirks dabar bus kitam teismo posėdį. Kur kanistras, ne? Liudis mers Visocks. Aha, už Lukošaitį Liudis. Tai ta prasme, jisai žino, kur jisai pylė tos. Bet palauk, o jie kartu tą benziną tada pylė. Kaip liudytojo gali būti? Senais laikais buvo toks panašus Lukošaitis, tik tai jo vardas rusiškas buvo Jurijus Dietačkin. Ne, supranti, žinai kaip yra. Yra, supranti, ten šitą ant to Artūro Karaliaus kalną laužus, tai reikia uždegti kiekvieną vakarą. O į primusą tą, žinai, tokį, ką tu pilsi tai benziną. Bet palauk, ten tas kalns, kur yra, ten yra rajons jau. Ten nėra miesto rinkėjai. Nesvarbu, čia nesvarbu. Jisai susimaišė, Zita, ne to keliu nuvažiavo. Saulė šviečia visur. Man labiausiai patika, kad kapilė ten visokius tos kūrus, jisai puikiai prisimen, kad darbs buvo su rinkėjais. Dėl to ir pylė. Degaliniais darbs su rinkėjais. Kai teisėjo paklausė, o ką konkrečiai tu dirbai su rinkėjais, jisai staigiai amnezija susirga, neprisimen. Ne, jis degaliniais su rinkėjais susitiko pakeliui. Bet jo paklausė, ką tu dirbai ten konkrečiai, jisai sak, nepamenu. Nu, ką darys žmogus su žmogus? Jo klausė ir apie tai, nes yra ne tik tai Šiauliuose, tų čekiukų yra ten ir kituose miestuose. Nu, tai taip. Marijampolė. Tai ir klausė, sako, tai kokiu tikslu pas ką jūs važiavo. Žmogaus varyti. Jis yra parlamentą gynėjas. Jis ruošęs naujam rusų puolimui, jeigu reikės tą parlamentą pilėnais priversti. Tai čia tada 11 tūkstančių per mažai. Reikia dadėti dar, nes už 11 tūkstančių ką tu pasiruoši? Jau užsipirk dizelio gali. Nu jau nereik čia. Man už 11 štukelių jau čia normaliai. Molotovo galėsim. Bet man įdomu, ką mers Liudis, kaip dirba per karantiną su Lukošaičiu. Ne, tai žiniasklaidai žiūrėkit, tai reportažiais aiškiai jau pasakė, tai
geležinės vežėjas, atkovotojas ir, toks vos ne autorius. Ir veiklintojas gal. Čia yra kita jau medalio pusė. Jo. Ne, vienu žodžiu, esmė ta, kad būkim biedni, bet teisingi. Šiaulių didvyrių nieks neteis. Aišku, kad neteis, baigit. Zabranti, tai rusiškai ten sakydavo vor v zakonė, teisinti vagis, ne? Ne apie didvyrius kalba, o jų garbingą kelią, kaip žinokit, jų kelias trumpas, daina trumpa, ar ne? Gaunas taip, kai saka, vagiam, teis tik tai tuos, kurie per mažai pavogė. Tie, kur daug pavogė, jų neteis. Tai yra esmė ta, kad per mažai paėmė. Dar turėjo daugiau paimti. Jie vogs ir žino dar kur gauti. Aš tai dar galvoju, kad turėtų būti kažkokie mitingai prie teismą. Kad už už teisybę. Už didvyrį. Tai kad matai, Arūnai, pagrindinis plakatų nešiotojas jau nebe toj barikado pusėje. Tas, kur tos maikstydavo miesto centre. Jo, ten, kur filmukus filmuodavo, jau jis dabar... kažkaip sakė, jis gali ateiti su plakatu, bet ten jau kitkas bus parašyta. Jau nebe gintauta gynyba bus. Pranašavo, kad eisim ginti visi ten, tų savo didvyrių, bet kažkaip nemačiau ne vieną to gynėjų. Visi susėdę salėje žvengia iš jų. Blog ženklas miesto merų, nes šiemet jisai jų tos teismus dar pavaikščios, aš taip jaučiu. Nes du iki teisminiai tyrimai yra. Jis dabar, supratau, dėl ko mers eis į teismą Lukošaitį ginti. O paskui Lukošaitis eis ginti. Pratinas prie to vaikščiot, ką kelią įsimintų gerai. Jūs baigit čia dabar kaip varnas karksėt, prikarksėtis tikrai nelaimė, o viskas tai prasidėjo nuo to, nuo ko, kad Sereikas rinkimus pralošė. Tai Antansgi buvo daugiausiai pirmumo balsų surinkęs į Seimo rinkimus pralošė. Taip, o buvo daugiausiai balsų surinkęs daugiau už Artūrą surinka savivaldybių rinkimus. Ir čia jau, žinai, tokie prasideda. Tas pralošė, iki teisminiai tyrimai, dabar Gintautas, kažkaip čia... Rinkoje akcijos krenta, Šiaulių rinkoje akcijos krenta. Ne, bet man tai labiausiai patinka, jeigu visi tai darė, visi tuos čekiukus, ten aišku, visi tą darė, visi tuos čekiukus nešė, ten bili kokius, bili kaip, bet man labiausiai patinka ta frazė, kad tai yra teisėta. Jeigu visi tą daro, tai viskas yra teisėta. Tai nuo sovietmečio netoli nubėgo. Jeigu negalima, bet labai noris. Iš vis niekur nenubėgo. Ach, tu dieve mano. Tai gerai, tai paruošę tuos jau vidurinius pirštus esat. 15 eurų, ne? Ne, Šiauliuose būtų pigiau. Aš tai irgi turiu pasitikrinti, ar turiu pinigų, kad tą pirštą ruošti. Tu pasižiūrėk, ar pas Audrių dar šonkaulių lika. Ne, žinokit, rimtai, šonkauliukų yra. Kas pas ką pirštukai gležnesnį galėsim pririšti po šonkaulį. Apsilaižyt. Atlaikysim. Kad galėtų toks, žinai, būtų jau solidus tas. O šiaip, ką žinau, aš 20 eurų, pavyzdžiui, turiu, pasižiūrėjau, tai aš galėsiu duruoti. Ne, bet man tai... Su nuolaidas įkaimus. Žinai, miestą gaila, pezėkit, bet jauskit tą ribą, ne? Ta prasme. Tai apie valdžią miestą kalba. Kai saka, jeigu... Ne, klausyk, jeigu jie nepezės, tai mes neturėsim ką pezėti. Jeigu vogėt, tai neapsimeskit, kad esate didvyriai, kad vogėt. Ne, Arūnai, kažkaip tu čia taip labai jau rimtai nori pabaigti, žinai, kaip kokią rimtą analitinę raidę. Sugrįžkim gal prie Swedbanką ir tos porno žvaigždės. Ir pasvajokim. Gal vyriukai, gal svajonės įsipildys. Kada nors susitiksim toje eilėje. Prie pinigų parašė, kas pirms būsit, užimkit vietą. Aš norėjau sakyti, užimkit man irgi. Ne, be eilės negalim. Gal paskutinį kartą gyvenime, žinai. Aš tai prie milijonų sekundžių tu užtruksi. Gerai, ate. Čiau, braškės. Šiaulių radijas RS2. Radijas RS2 97 ir 8 FM. Visada ištikimiems.